Sveiki gyvi. Šiandien būtinai turiu pakalbėti apie gyvą santykį. Gyvą santykį su žmogum, gyvą santykį su daiktu, gyvą santykį su savim, su gamta. Gyvą santykį. Nesugalvota, neįsivaizduota, o gyvą. Paliečiu ir ką jaučiu, kai paliečiu. Susitinku ir kaip jaučiuosi susitikusi. Vat tai yra taip svarbu, todėl kad tai fiziniam kūne formuoja mūsų sveikatą arba nesveikatą. Nes emocija, kurią mes jaučiam prilietę, mes ją jaučiam tik tai tada, kai turim gyvą santykį ir sąmoningai tą suvokiam. Jeigu mes neturim gyvo santykio, tai kaip programa veikia. Suprantat? Tai nėra tada, bet aš dabar jums kalbu, jūs kažkaip jaučiatės, bet aš jūs programuoju. O jūs turit pagalvoti apie tai, ką aš pasakiau, ir tada nueiti ir paliesti medį, nueiti ir pasikalbėti su kaimynu, ir tada patikrinti, kaip jūs jaučiatės. Kodėl tai yra reikalinga? Todėl, kad mes taip sudaryti ir niekada nebūsim sudaryti kitaip. Taip mūsų tvėrė kūrėjas, pačius kūrėjais. Taip mes kūrėm. Yra mintis ir yra jausmas, kurį sukelia mintis. Arba jausmas, kuris sukelia mintį. Ir tai turi vykti gyvai ir sąmoningai. Naujojo žievėje mes turim formuoti naują save. Naują save, visiškai naują. Naujus pojūčius, naują požiūrį. Ir visa tai turi vykti gyvai ir sąmoningai. Dovanokit, bet čia jau kaip humoras. Tas visas, tie telefonai, tas bendravimas, susirašinėjimu. Tuo žmonės tik pabandyk užkalbinti, jie šoka kaip apdeginti. Žiūrėkit, kas įvyko. Jie bijo emocijos, bijo savo emocijos, bijo, kaip į juos reaguos. Tai jau liga. Dabar aš tiesiog panagrinėkim tokį paprastą, populiariausią dabar, ar ne, sakysim, vėžys. Kaip jis susiformuoja? Jis susiformuoja. Priežastis jo susiformavimo yra baimė. Kokia nors baimė. Baimė kelia neapykantą tam, ko bijo. Tada susiformuoja noras keršyti tam, ko bijau ir kuris sukelia man neapykantą. Ar ne? Ir viso šito aš negaliu parodyti, nes aš noriu būti geras. Aš tą užgniaužiu. Visa tai yra jausmai. Tada aš pradedu galvoti apie kažką, ar ne? Va tie jausmai man sukelia, kas kaltas, aš pradedu ieškoti kalto. O jau tai manyje uždaryta ir tai gamina kažkokią rūgštį. Kažkokią rūgštį, kuri pagal priežastį, pagal metafiziką veikia kažkokį mano organą. Taip formuojasi liga. Ten įsitaiso pūvinys arba naikinamos geros ląstelės, žodžiu, bet kokiu atveju tai genda. Ir aš net nesuprantu, kad genda. Todėl, kad aš nejaučiu. Aš atsisakiau jausti. Tai dabar pagalvokim grįžtamą kelią. Kaip man tą iš savęs išgyvendinti? Ar ne? Iš savo kūno kaip išgyvendinti. Dar jis man reikalingas, aš noriu dar su juo gyventi, o jis jau bats ir sako, viskas mirtina liga. Manęs niekas neišgydys, kol aš nepanaikinsiu metafizinės priežasties. Mane gali operuoti patys brangiausi, geriausi gydytojai. Aš turiu savyje pakeisti tą kapsėjimą cheminį, tos rūgšties kapsėjimą. Kol aš nepakeisiu, niekas man nepadės, aš turiu pakeisti. O kokia tvarka? Grįžtamoji, atvirkštinė tvarka. Taip kaip Dievo pasaulyje viskas yra be galo paprasta. Bet mūsų suformuoti
ale dievukai galvoj, taip sudėtingai viską nori padaryti, kad mes iš vis nebesuprantam, kas vyksta. Kaip atvirkštinė tvarka. Aš turiu pajausti, ką aš jaučiu, aš susitikti su žmogumi arba įeiti į tą organą ir pajausti, kaip aš jį jaučiu. Perskaityti metafiziką to organo. Ir pasižiūrėti, kaip aš tame jaučiuosi. Jūs pamatysit, kas sukils. Jūs išsižiosit, kas sukils jūsų viduj. Kiek neapykantos, keršto, visokių planų. Jūs virsit kaip katiliukai. Ir va tada ateis sąmoningas suvokimas. Va ką aš darau su savo tuo kūnu, kuris man tarnauti turi. Vat turit suvokti. Šitie dalykai, tas sąmoningas, gyvas jautimas vyksta tik gyvam bendravime, gyvam prisilietime. Jūs galit mokytis, skaityti apie vėžį, nors 3 metus, prisirinkti žinių ir tai neveiks. Tai neveiks, nes jūs kaip suprogramavot patys save. Jūs iš tikrųjų nejaučiat taip ir jūs net nežinot, ką jūs jaučiat. Žinoti, ką jaučiu, aš galiu, kai prie manęs prieina piktas, sukelia manyje pyktį ir aš pradedu agresyviai pulti. Va, tada aš pradedu žinoti, ką aš jaučiu. Va, matai, koks jis. Čia ne jis toks. Čia aš tokia. Taigi, dar kartą primenu jums, bendraukit gyvai. Lieskitės gyvai. Negyvo ir yra negyvo. Supraskit šitą. Tiesiog supraskit. Atsisėskit ir va dabar nebūkit mano suprogramuoti. Tiesiog pamastykit. Tiesiog sąmoningai pamastykit, kaip jūs jaučiatės. Ką aš jums sukėliau. Mes jau surinkom fizinių gyduolių grupę, kuri iki naujų metų turėtų praeiti mokymą. Po to bus šviesos gyduoliai. Aš tikiuosi, kad galbūt kai kas iš šitų eis, kai kas prisidės. Bet nutarėm paimti dar 2 žmonės prie grupės. Ir jeigu atsiras, kas iš tikrųjų pavėlavot arba labai norėjot, bet nedrįsot, kuriem dar reikėjo įkvėpimo lankyti, tai kviečiu dar 2 žmonės pas mus. Ir tikrai turėsim kažkokias grupės, dar nelabai žinau kokias, viskas paaiškės 20 rugsėjo. Manau, kokią 22-23 mes jau paskelbsim. Tai jeigu kažkas turit norą bendrauti gyvai spręsti problemas savo, mes turim grupės. Jos yra dabar labai pasikeitusios. Tai taip keičiasi viskas. Bet jos yra gyvos. Ir galbūt tai nėra labai linksma ir smagu, bet tai yra tiesa. Taip žmogus sužino tiesą apie save. Tai aš kviečiu jūs jungtis, kas rimtai nusiteikia, kas iš tikrųjų supratot, kad keisti ir kurti save galiu tik aš pats. Iki pasimatymo.